Kovo 8 dienos proga 8 liberalų ir centro sąjungos Naujamiesčio skyriaus vyrai kalbasi apie tai, ką jie galvoja. Tai jeigu gėlės, tai kokios? Be abejo tulpės. O aš padovanočiau saulėgrąžą, nes kovo mėnesį būna šalta, drėgna, o saulėgrąža primena saulę. Mano manimu, nesvarbu kokios gėlės. Svarbiausia, kad A. jų būtų daug, B. labai daug. Nu, arba kad nedažniau, negu kad metus. Vyrai, taigi meilė, kaip jinai turėtų būti apsirengusi? O meilė turi būti nuoga. Jeigu ir meilė būtų aprengta, tai būtų aprengta vasariška suknelė lengva, visų gėlė iškirtimo nugaros. Po ko ją nieko nebūtų. Kartą su manim atsitiko viena įdomi istorija. Vasarą Palangos restorane mes labai jaukiai ir šiltai bendravom su panelė. Ir ant tiek pamiršom apie laiką ir aplinkinius, kad... Nieko gero nežada. Kad teko visiems pasitikinėti aušą kartu su mumis. Ta prasme personalai. Jo, personalai. Tai jiems nebuvo kur dėtis. Tikriausiai nebuvo kur dėtis. Jūs apsupat savo meilę. Tikiuosi, tai nebuvo pavasarą šventė. Ne, vasarą. Kokią muziką jūs asocijuojasi su šia švente? Muzika turbūt ta muzika, kurie užveda. Aš manau, kad muzika su šokiu yra pats tas. Manyčiau, kad tango tai yra tas, kas būtų tinkamiausia. Mano manimu, bet kokią muziką tiktų, bet niekada nežinai, kokią muziką tave užkariaus tuo metu. Svarbu, kad tai neštų meilę, laimę, kad jos metu, žiūrint, kiek jis beveik tos muzikos negirdėtų. Žinot, vyrai, vis dar populiarios knygos yra apie sveiką maitinimąsi, apie figūros išlaikymą. Ir žinot, visas jas perskaičius, rezultatas toks, kad nėra ką valgyti. Taigi, rezultatą pasiekti galit labai greitai. Man tai knygai paskutinį laiku asocijuojasi su vaikiškomis, kurios skaitai savo dukrai. Visada keičiu balsą, intonacijas. Visada man svarbu po to išgirsti nuo savo žmonos, kad tu taip gražiai skaitai pasakos erai. Čia tai bent. Remiantis paskutinė romantiška vakarienė, kuri buvo praeitą savaitę, galiu pasakyti, kad erotiškiausi, vieni iš erotiškiausių produktų tai yra midijos ir austrais. Kas tai yra? Midijos ir austrais. O viduje kas yra? Tas yra. Remiantis paskutinė romantiška vakarienė, galiu pasakyti, kad vieni iš erotiškiausių produktų tai yra midijos ir austrais. Taip, austrais. Paskutinį kartą valgėm austrai tokio dydžio. Atrodo, kad jinai buvo atvežta iš Marso. Ne, iš Angers. Reikėjo papjaustyti gabalėliais ir kiekvieną gabalėlį išgerti. Gana, Eugenijau. Gerai, viso gero. Frazės. Kokia gali būti frazė tokia diena? Iš esmės, pati tinkamiausia frazė būtų aš tave myliu. Bet šią dieną, matyt, visiškai tik to frazė, mes visi jūs mylime. O buvo taip, aš klausiu, kur man tave rasti? Man atsako, ieškok ten, kur surasti. Aleksai, tu dar nori ką nors pasakyti? A ką čia tokią gražią dieną be pasakysi? Apskritai, ką mes čia visi darome?
Šiandien visą dieną mes čia susirinkę 8 dieną, 8 vyrai, bandome pasvarstyti visas mums pačias aktualiausias temas. Apie gėles, drabužius, vietą, muziką, knygą, maistą, apie žodžius, tai, ko mes kasdieną gyvename ir tai, ko mes dalinamės su mūsų pačiais brangiausiais žmonėmis, su mūsų moterimis. Šią šventę mes norėtume prisidėti prie mūsų visų gyvenimo laimės ir džiaugsmo. Ir šitą progą jums mūsų mielosios, mūsų gėlės. Ir darykim tą linksmai. Su jumis. Sveikiname. Sveikiname.